Kartais pagalvoju ryte, kaip moteris viską spėja pasidaryti. Man dažnai nutinka, kad spėju išlipus iš lovos tik papusryčiauti. Ir dažnai naudoju vieną gudrybę. Važiuojant į darbą, efektyviai išnaudoju laiką. Spėju ir pasidažyti. Smagu, kad iki darbo važiuoju ne viena ir tai palengvina dažymosi procesą. Besiklausant geros muzikos ir dalinantis ryto nuotaikomis, spėju ir pasidažyti. Važiuojant į darbą svarbu ne tik pasidažyti, bet ir saugiai nuvykti. Tad prisisegam diržus ir pradėkime atlikti makiažą. Visų pirma, veidą pasidenkite veido odos bazę. Pasirinkite labai patogų teptuką, kad jis nesukeltų jums rūpesčių. Jeigu norisi intensyviau užsimaskuoti veidą, nepabijokite pasidengti antrą sluoksnį. Šiandien nenaudosime kempinėlės, nes jinai nėra pats patogiausias įrankis dažantis mašinoje. Kas be ko, paakių maskuoklis daro stebuklus. Mes užsimaskuosime paakių zoną su paakių maskuokliu ir šį kartą mums padės pirštai. Įtapšnojančiais judesiais perbraukėme per juos. Veido odos fiksavimui reikėtų naudoti kompaktinę pudrą, nes biri pudra mašinai vėlgi ne pats geriausias draugas. Bronzanto panaudojimas ir manau, jeigu esate įgudusios, juo galite naudotis net užsimerkus. Vėlgi pirštukai pats geriausias mano pagalbininkas ir skaistalus naudosiu kreminius ir dengsiu juos ant skruostikaulio. Atliekant visus šios etapus, man visiškai nesvarbu, ar mašina važiuoja ar stoju prie šviesoforų, bet tuoj mes prieisime prie etapų, kai aš lauksiu, kai mašina sustos ties raudonų šviesoforų. Jeigu iki darbo važiuojate ilgiau nei 5 minutės, siūlyčiau pasinaudoti ir highlighterio produktų. Akies pravedimą siūlyčiau palikti kitam kartui, nes važiuojant mašiną tai yra beveik neįmanomas dalykas. Tačiau pieštuko panaudojimas yra tikrai įmanomas, taigi persibraukite per blakstienų augimo liniją su rudu šviesiu pieštuku. Nepamirškite su teptuku jo išretušuoti. Pasiryškinkime šiek tiek antakius. Naudojus to pačiu pieštuku, kuriuo piešiau palei blakstienų augimo liniją. Jeigu sulaukite raudonos šviesos, jums pasisekė, tačiau įgudusiam, manyčiau, ir šito neprireikia. Prie šviesoforo turime nemažai laiko, todėl keliausiu prie lūpų. Tai bus bonusas šiandieną. Svarbiausia pasidaryti lūpų kontūrą, o važiuojant spėsime užpildyti tuščias zonas. Manau, mašinoje mes gavome visai neblogą rezultatą. Raudonos lūpos, padažytas blakstienas bei šiek tiek paryškinta akies augimo linija. Efektyviai išnaudotas laikas, gera nuotaika, visai nebloga dienos pradžia.